Šiame video įraše aš pristatysiu pirmą teorinę dalį susijusią su interpoliavimo metodais erdvinė statistika. Tai yra su tuo failu, kuris yra įkeltas VMA.KULT ir kurį žadėjau detalizuoti video medžiagoje. Taigi, šiame faile aš stengiuosi pateikti medžiagą kuo paprasčiau, be matematinių formulių ir remiantis SRI kompanijos pateikta medžiaga anglų kalba, tačiau aš, aišku, nedarau vertimo žodis į žodį, o stengiausi tą medžiagą pateikti koncentruotai, trumpai, bet galbūt ne visur pakankamai tiksliai ir aiškiai gali jums atrodyti. Iš tikrųjų, pagrindinė taisyklė, kuria remiasi erdvinė interpoliacija, erdvinė statistika, tai yra tai, kad tarp erdvinių duomenų, primenu, kad erdviniai duomenys tai yra duomenys, kurie turi koordinates, kad tarp tų erdvinių duomenų yra erdvinė priklausomybė. Ir ta erdvinė priklausomybė yra aprašoma būtent pirmuoju geografijos dėsniu. Iš tikrųjų, dažnai studentai klausia, ar yra koks antras geografijos dėsnis, trečias ir panašiai. Čia yra ne dėsnių numeravimas, o būtent stengiamasi pabrėžti, kad šitas dėsnis yra pats pagrindinis. Taigi, dėsnį apibrėžė Tobleris 70 metais ir jisai nurodo, kad visi erdvėje esantis objektai tarpusavėje yra susiję, tačiau tie, kurie yra arčiau vienas kito, jų sąsaja yra stipresnė negu tie, kurie yra toliau, kas yra pakankamai logiška. Tai yra, jeigu mes analizuojame temperatūrą, tai atitinkamai netolimoje erdvėje temperatūra bus atitinkamai labai panaši negu kelis šimtus kilometrų nuo analizuojamo taško. Ir šitą reikėtų neužmiršti. Taigi, atitinkamai mes naudojame šito dėsnių, mes suvokiame, kad tie, kurie objektai yra arčiau vienas kito, jie turi labai panašias savybės ir iš to seka visi kiti dėsniai, prielaidos, kuriais remiantis atitinkamai yra sudaryti erdvinės statistikos metodai.